Su jumis sveikinasi Dainius, ir tradiciškai apžvelgsime ateinančios savaitės svarbiausius įvykius rinkoje, bendrą kontekstą, kas įvyko per praėjusią savaitę ir ko galima tikėtis artimiausiu metu. Visų pirma, dėkoju visiems už susidomėjimą apžvalgomis ir, jeigu tik tais kokią savaitę praleidžiu padaryti rinkos apžvalgą, visą laiką gaunu klausimų, reiškia apie pačią rinką, bendrai pastebėjimų, pasidalinti mintimis, pasiūlymų ir panašiai. Tai tas iš tikrųjų motyvuoja daryti apžvalgas, šiaip jas darau būtent dėl daugiau savo tokio intereso, būtent pasidalinti nuomonę, įžvalgomis, pasiruošti ateinančiai savaitai. O šiaip, aišku, į rinką visą laiką reikia žiūrėti realiame laike, mes galim pasidaryti prielaidas šiokias tokias, tačiau vis dėlto yra realus laikas, kuris parodo realią situaciją. Mes neturėtume rinkos stengtis labai kažkaip tai prognozuoti per daug į priekį ir panašiai, nes rinka tai nėra tas dalykas, kurį reikėtų labai prognozuoti, tai reikėtų planuoti savo veiksmus rinkoje, kas yra svarbiausia, atsitikus vienai situacijai, kaip elgsimės, atsitikus kitai situacijai, kaip elgsimės, valdyti riziką ir tai atsiranda, ir tokiu atveju atsiranda tiesiog rezultatas. Tai šiaip dar kart primenu visiems, kad šiaip apžvalgas, jeigu norite pirmieji matyti, galite prenumeruoti YouTube kanalą visą laiką, kai tik įkeliam pirmi pamatysit. Iš tikrųjų, praeitą savaitę vienas iš svarbiausių įvykių tai buvo būtent mažmeniai pardavimai. Amerikos buvo skelbiami vartojimo duomenys, jie yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurį stebi Federalinis rezervų bankas, taip pat keletas Federalinio rezervų banko narių, kurie šiais metais turi balsavimo teisę, kalbėjo, ir nei vienas iš narių nepaneigė fakto, kad Fedas ketina 3 kartus didinti palūkanų normas ir tas duoda teigiamą sentimentą Amerikos doleriui. Rinkos labai tikėjosi iš Trumpo papildomo palaikymo doleriui ir to nesulaukė, kadangi Trumpas daugiau kalbėjo apie, sakykime, galimas šiokias tokias verslo interesus ar kažkokius interesus su Rusija. Ir toksai, galima sakyti, daugiau buvo skandalų ieškojimas žurnalistų klausimuose, negu kad realių, sakykime, veiksmų būtent dėl fiskalinės stimuliavimo programų, kurias ketina įvesti Donaldas Trumpas, tai yra mokesčių mažinimo politika, tuo pačiu išlaidavimo didinimo politika. Ir tai rinkoms buvo pats svarbiausias klausimas, kas galėjo atnaujinti realią akcijų rinkos ir, aišku, gražinti vėlgi dolerio brangimą jau praėjusią savaitę. Tai to mes nesulaukėme, labai mažai apie tai buvo kalbėta, bet tai nereiškia, kad tas negalioja. Fedo nariai, kaip ir kalbėjau, vis dėlto patikino, kad 3 kartus sulaukti palūkanų normų didinimo yra visiškai realus scenarijus šiais metais. Ir vartotojų lūkesčiai, kas yra svarbiausia, irgi lygiai tą patį rodo. Vartotojai tiki Fedo planais didinti palūkanų normas ir mažmeniai pardavimai mes matom, kad labai stipriai augo 0,6%. Tačiau išskyrus automobilius, jeigu išskirtume automobilių pardavimus, tai būtų augimas kur kas nuosaikesnis 0,2%, tačiau praėjusio mėnesio, lapkričio mėnesio išlaidavimas buvo nuo 0,2 pagertas iki 0,3. Tai bendrai yra vartojimo augimo tendencija, kas gali leisti daryti prielaidą būtent dėl gerų ketvirto ketvirčio ir bendro vidaus produkto rodiklių. Jeigu įvertinsim su automobiliais pardavimus, tai jie atrodo išties įspūdingai. Paskelbus Fedui planus kitais metais didinti palūkanų normas 3 kartus, greičiausiai vartotojai jau dabar apsiskaičiuoja, kad palūkanų normos didės, natūraliai daugiau perka automobilių, daugiau iš tikrųjų greičiausiai artimiausių metų matysime ir naujų namų, esamų namų pardavimų, kas irgi prisidės prie didėjančios infliacijos. Dėl to ateinančias 2 savaitės iš Amerikos vienas iš svarbiausių rodiklių, tai bus infliacijos rodikliai. Galima jau dabar darytis prielaidą, kad infliacija toliau iš tikrųjų didės ir tas leis Fedui laikytis savo krypties dėl savo, sakykime, monetarinės politikos. Kitas dalykas – gamintojų kainų indeksas. Netgi gamintojų kainų indeksas matome, kad padidėjo 0,3% per mėnesį, nepaisant to, sakykime, dolerio pakankamai brangaus. Žinoma, gamintojų kainų indekso didėjimą greičiausiai lėmė šiek tiek pigęs doleris pastaruoju metu gruodžio mėnesį, bet rezultatas pakankamai solidus, dėl to ateinančiomis savaitėmis galima sulaukti ir vartotojų kainų indekso didėjimą. Ateinančią savaitę pats pirmadienis rinka pakankamai rami, iš karto patį pirmadienį Martino Liuterio Kingo diena, nedarbo diena Amerikoje, dėl to rinkos bus labai daugiau iš techninės pusės reikėtų žiūrėti, tačiau jau pirmadienį turėsime Anglijos centrinio banko vadovo Kearney pasisakymus. Labai svarbu matyti, kaip Anglijos centrinis bankas ketina elgtis su dabartinė monetarinė politika. Primenu, kad palūkanų normos yra rekordiškai žemose lygiuose. Paskelbus Brexito planus, centrinis bankas iš karto į tai
tai reaguodama sumažino palūkanų normas iki rekordiškai žemų ir tas lėmė iš tikrųjų pakankamai gerus rezultatus Anglijos ekonomikai. Tiek paslaugų sektoriaus augimas, gamybos sektorius, statybų sektorius auga, reiškia, mažmeniai pardavimai taip pat didėja, darbo vietos yra jau pilnai pasiektas Centrinio banko mandatas dėl darbo vietų ir iš tikrųjų pats toksai pozityvas iš Anglijos ekonominių rodiklių yra pakankamai neblogas, tačiau ateinančią savaitę jau antradienį turėsime labai svarbų pranešimą iš Teresos May. Tai yra būtent ministrės pirmininkės pranešimas apie Brexitą ir čia reikės svarbiausia stebėti, kaip Teresa May kalbės apie būtent išėjimą iš Brexito sąlygų. Yra labai didelė tikimybė, kad bus kalbama vis dėlto apie tą vadinamą soft, lengvą pasitraukimą iš ES ir apie prieigą prie Europos vieningos rinkos. Jeigu bus išlaikoma prieiga prie Europos vieningos rinkos, pasakytos sąlygos, kaip bus elgiamasi su migracijos politikos ribojimais ir tas, sakykime, rinkose gali būti priimtina ir tai gali įtakoti pakankamai nemažą Anglijos svaro brangimą. Ką mes jau ir matome praėjusios savaitės, būtent į pabaigą, jau penktadienį Anglijos svaras pradėjo brangimą prieš eurą ir iš tikrųjų šita tendencija gali prasitęsti, jeigu tik tais Teresa May iš tikrųjų duos palaikymą Anglijos svarui. Šiaip šiuo momentu, kaip ir pastebėjom, iš Anglijos ekonomikos ne tiek ekonominiai rodikliai svarbus, kiek politika. Dėl to tam tikri politiniai pasisakymai gali įtakoti netgi stipriau negu, sakykime, ekonominiai duomenys, nes vis dėlto ne kasdien pasitaiko Brexitas. Antradienį vis dėlto į Anglijos centrinio banko komentarus nereikėtų reaguoti labai audringai ir, sakykime, galvoti apie kažkokią ilgalaikę tendenciją, kadangi Markas Carney kalbės prieš tai, kai bus skelbiami infliacijos rezultatai. Infliacijos rezultatai bus skelbiami antradienį ir greičiausiai, kad infliacija toliau Anglijoje didės. Labai svarbu matyti Anglijos centrinio banko būtent vadovo poziciją dėl infliacijos didėjimo. Ar Anglijos centrinis bankas gali sau leisti toleruoti perteklinį infliaciją, jeigu, sakykime, būtų pasiekti infliacijos tiklai ir tai iš tikrųjų ar būtų ketinama didinti palūkanų normas jau artimiausiu metu esant Brexito, sakykime, įvykiams. Tai greičiausiai, kad Anglijos centrinis bankas pakartos savo poziciją, kad nelabai toleruos perteklinės infliacijos ir prireikus jau vėlgi gražins palūkanų normas, pradės bandyti stabilizuoti palūkanų normas. Kas yra labai tikėtina, kad būtent galvoju netgi artimiausiu metu, jeigu matysime infliacijos didėjimą, kad palūkanų normos grįš iki 0,5% buvusio prieš Brexitą lygį, nes įtampa dėl Brexito rinkose po truputį slūksta. Ateinančią savaitę taip pat turėsime iš Anglijos būtent darbo rinkos rezultatus. Ta, kaip sakiau, šiaip iš tikrųjų bedarbystės lygis yra 4,8%, tai yra pilnai pasiektas, galima sakyti, mandatas Centrinio banko, dėl to kažkokių tai didelių, manau, nuokrypių neturėtų būti ir rinkos reakcijoje neturėtų būti didelių nuokrypių. Dabar yra svarbu būtent atlyginimų augimo rezultatai. Iš tikrųjų, žiūrint į paslaugų sektoriaus ataskaitą, matosi, kad atlyginimų augimas yra pakankamai stabilus paslaugų sektoriaus įmonėse, plus naujų darbo vietų, naujų verslų kūrimas taip pat yra aukštame lygyje, plus paslaugų sektoriaus infliacija yra 68 mėnesių aukštumos, jeigu neklystu, bet tai yra virš 60 mėnesių, tai tikrai. Amerikos infliacija bus skelbiama, kaip sakiau, tikėtina, kad būtent bus vėlgi infliacijos didėjimas, kas lemia infliacijos vėlgi atsistatymą, tai yra naftos kainos atsistatymas didelė dalimi ir čia šitoje vietoje, aišku, dar dolerio šiek tiek pigimas per paskutinius, sakykime, keletą mėnesių, dolerio korekcija taip pat iš tikrųjų lėmė greičiausiai infliacijos didėjimą Amerikoje ir tas infliacijos didėjimas vėlgi leis sudaryti prielaidą, kad jau kovo mėnesį konferencijos metu Federalinis rezervų bankas gali būtent didinti palūkanų normas. Tas yra labai svarbu. Tai, žinoma, ateinančią savaitę ir Janet Yellen pasisakymai bus nieko naujo, nelabai tikimės. Na, iš tikrųjų, kas dar yra svarbu ateinančią savaitę ir vienas svarbesnių rodiklių būtent yra Kinijos ketvirtinis BVP rodiklis, būtent ketvirto ketvirčio bendro vidaus produkto rezultatai. Paskutiniu metu matome, kad Kinijos ekonomika jau šiek tiek stabilizavosi ties 6,7%. Jeigu matysime dar, sakykime, didesnį nuosmukį, tai iš tikrųjų gali labai stipriai neigiamai paveikti žaliavinės valiutas, tai pirmiausia Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Bet iš tikrųjų, kaip ir minėjęs esu kažkada, tai investuotojai yra paskaičiavę iš tikrųjų, kad būtent bendro vidaus produkto augimas turėtų siekti daugiau negu 6,5%, norint, kad išlaikyti dabartinį infrastruktūrą. Iš tikrųjų, Kinijos ekonomika transformuojasi iš tos tokios paremtos investicijas šalies į daugiau vartotojišką visuomenę, būtent į vidaus vartojimo stiprinimą, orientacija yra ir pakeista ir dviejų vaikų politika.
politika yra vėlgi naudojama, tai iš tikrųjų tas transformacijos procesas ir lėmė tą ekonominį lėtėjimą, tai buvo galima sakyti suplanuotas ekonominis lėtėjimas, tačiau, kaip minėjau, norint išlaikyti, reiškia, tą infrastruktūrą ir išvengti ekonominės didelės krizės, reikėtų, kad BVP augtų bent jau 6,5%. Aišku, dėl Kinijos vėlgi yra 50% rizika dėl Kinijos kredito burbulo, tiek verslo įsiskolinimas labai stipriai yra didėjantis, tiek ir, sakykime, pati valstybės skola taip pat didėja. Tai čia šitoje vietoje kredito burbulai irgi taip pat yra rizika. Kitas dalykas - žaliavinės valiutos, jos pakankamai neblogai atrodo pastaruoju metu, pastarasis keletą savaičių, tiek Australijos doleris, tiek Naujosios Zelandijos doleris. Na ir jeigu tik tai, sakykime, doleriui pasirodytų daugiau optimizmo doleriui, tas greičiausiai lemtų vėlgi dolerio atsistatymą. Iš tikrųjų, Europos centrinio banko taip pat konferencija laukia ir Europos centrinis bankas labai svarbu matyti, ar jisai pasiruošęs, taip pat ir palūkanų normų paskelbimas. Ar Europos centrinis bankas yra pasiruošęs laikyti esamą obligacijų supirkimo programą. Pastaruoju metu matom, kad ir gamybos sektorius atsigauna ir šiek tiek infliacija po truputį pradeda augti ir manau, kad iš tikrųjų artimiausiu metu ECB neplanuos mažinti dabartinių monetarinių stimulų, esant tokiam augimo tempui, pagaliau prasidėjo tas augimas, tačiau gali užsiminti apie tokią galimybę, kad nebus laikomi stimulai iki gruodžio mėnesio, galbūt nuo kovo mėnesio bus nebe po 60 milijardų, kai buvo prieš tai planuota supirkinėjimo, bet šiek tiek mažiau. Tas gali duoti stiprų iš tikrųjų palaikymą eurui, ypatingai prieš Šveicarijos franko, prieš Japonijos jenos valiutas. Na, eurui prieš Anglijos svarą palaikymo gali tiek daug neduoti, kadangi euras GBP poroje labai svarbus klausimas yra šiuo momentu Brexitas, kadangi visas euro brangimas jisai buvo pakankamai įspūdingas, pasigirdus Brexito temai būtent po referendumo ir čia šitoje vietoje ECB konferencijos metu, manau, didelių kažkokių tendencijų šitoje valiutų poroje neturėtumėm pamatyti. Na, iš tikrųjų, Europos centrinio banko tonas šiuo momentu irgi yra viena iš svarbesnių naujienų. Tačiau, aišku, reiktų suprasti vieną dalyką, kad Brexitas yra taip pat rizika visai eurozonai. Ir Europos centrinio banko vadovo bus pasisakymai po Brexito temos aptarimo, kada Teresa May kalbės apie Brexitą antradienį. Dėl to mes jau turėsime daugiau aikštumo, koks tas Brexitas galėtų būti. Ar tai bus kietas Brexitas vadinamas, kada bus atsisakoma, reiškia, vieningos rinkos ir labai stipriai ribojama migracija, ar tai bus vis dėlto minkštas Brexitas, apie kurį vis dar dažniau kalbama ir tas, aišku, šiek tiek mažiau rizikos suteiktų visai Europos eurozonos ekonomikai, Europos Sąjungos ekonomikai. Tai iš tikrųjų leistų lengviau atsipūsti ir Europos centrinio banko vadovui Mario Draghi. Aišku, šiuo atveju, jeigu Europos centrinis bankas pakalbėtų apie stimulus, šiek tiek pristabdymus, tas ypatingai veiktų prieš euras Japonijos jeną valiutų poroje. Na, iš tikrųjų, doleris Japonijos jeną jau praėjusią savaitę pamatėme, kad nepavyko doleriui pykti labiau prieš Japonijos jeną. Iš tikrųjų, vis dar esame korekcinėje struktūroje. Negalima kol kas šito judėjimo vadinti vis dar krentančių trendų. Yra toliau, reiškia, kilimo tendencija, tiesiog yra korekcija, kuri užsitęsė šiek tiek ilgiau. Vis dėlto, jeigu doleris prieš Japonijos jeną prasimuštų pro praeitos savaitės buvusias žemumas, jau galima tikėtis ir didesnio kritimo iki 111, galbūt net iki 110 kažkur tai techniškai žiūrint lygą. Kol kas kaina juda dvipusio judėjimo kontekste ir aišku, kainai krentant link prieš tai buvusios savaitės, sakykime, žemumų, jau ieškočiau pirkimo pozicijų su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Iš tikrųjų, ateinančią savaitę į antrą savaitės pusę bus skelbiami svarbiausi Amerikos rodikliai. Pirmadienis tokia daugiau konsolidacijos diena iš tikrųjų tikėtina, kadangi Amerikos bankai ir institucijos nedirbs, dėl to, sakykime, tokia bus labiau konsolidacijos diena, tačiau jau link Londono biržos uždarimo, būtent jau pirmadienį iš tikrųjų žiūrėčiau dolerio jenos poroje pirkimo, kadangi nuo antradienio, trečiadienis, ketvirtadienis prasideda svarbiausių duomenų ateinančią savaitės skelbimas ir daugelį valiutų porų iš tikrųjų tendencijas lems ne, sakykime, pavyzdžiui, tarkim, Anglijos svaras su doleriu ar koks Australijos doleris su doleriu, ne Australijos naujienos, sakykime, bet daugiau Amerikos dolerio sentimentas. Nes visas tas dabartinis dolerio silpnėjimas paskutiniu metu, čia jisai nėra iš tikrųjų didelis, bet jisai buvo būtent susietas ne dėl, sakykime, kažkokių tai gerų, tarkim, euro naujienų, euro dolerio porą, jeigu paimsim. Na, visur visuotinai doleris, aišku, koregavosi. Tai, bet yra būtent dėl to visuotinio dolerio silpnėjimo, kadangi, na, iš tikrųjų, Trumpo konferencija nuvylė ir čia šitoje vietoje atsirado tokia galimybė korekcijai. Aišku, bendrai
labai rinkos šiuo momentu laukia ypatingai to, sakykime, iš Fedo pozicijos, ar vis dėlto bus laikomasi pozicijos didinti palūkanų normas 3 kartus ateinančiais metais. Euro dolerio poroje vis dar mes matome, kad kaina yra dvipusio judėjimo kontekste, trumpalaikiai perspektyvai, ilgalaikis trendas išlikęs yra krentantis, dėl to, sakykime, prisirišti prie dabartinės kilimo krypties nereikėtų ir artimiausių metų kainai paspaudus, šiaip yra labai svarbus lygis 1.0700, prasimušus pro 1.07 jau būtų galima galvoti apie didesnę ilgesnio laikotarpio korekciją dieniniam grafike, vis dėlto artimiausių metų kainai paspaudus link 1.0700, jau žiūrėčiau, reiškia, sell high pozicijai, netgi virš prie praeitos savaitės viršūnių priartėjus su pelno nuostolio santykiu 2:1 ir didesniu. Aišku, kritimo pardavėjų tikslas yra 1.0500 ir greičiausiai ateinančią savaitę būtent rinka judės intervale tarp 1.04 ir 1.07, tame 300 punktų intervale. Ir dabar dėl Fedo monetarinės politikos kažkokių didelių staigmenų greičiausiai nesulauksim, infliacija turėtų toliau didėti, nebent Europos centrinis bankas, kaip ir minėjau, pasakytų, kad jau planuoja, reiškia, sustabdyti obligacijų supirkimo programus, tiesiog šiek tiek mažinti, nesustabdyti to tikrai nepadarys, bet šiek tiek mažinti, bet greičiausiai apie tai dar nebus kalbama, dar yra anksti, dar tik dabar, sakykime, pradėjo rodytis gerėjantis ekonominiai rodikliai, tokie, kokių Europos centrinis bankas, galima sakyti, laukia. Pavasarį yra rinkimai Prancūzijoje, rudenį rinkimai Vokietijoje ir iš tikrųjų prieš tuos, sakykime, tokius įvykius, ypatingai Prancūzijos rinkimus, stabdyti obligacijų supirkimo programą ir stabdyti visą dabartinį ekonominį augimą, kuris jau pradėjo rodyti rezultatus iš obligacijų supirkimo programų. Iš tikrųjų, manau, nebūtų labai protingas žingsnis ir čia šitoj vietoj greičiausiai dėl politinių priežasčių daugiau bus laikoma esama monetarinė politika. Kas liečia dolerį, Šveicarijos franką, sentimentas poroje be abejo, kad išlieka teigiamas. Rinka juda labai dvipusio judėjimo kontekste. Aišku, pagrindinis dalykas, kad doleris frankas nepramušė 1.0300 svarbaus pasipriešinimo lygio, kuris atvertų kelią didesniam brangimui bendrai, tai tas iš tikrųjų ir įtakoja tą tokį dabartinį judėjimą. Tačiau bet kokiu atveju matome kaina juda dvipusio judėjimo kontekste, prisirišti tik tai prie kritimo arba tik tai prie kilimo kol kas nereikėtų. Daugiau tokiose trumpalaikėse pozicijose prasimušus pro 0.300 greičiausiai atsivertų kelias ilgesnio laikotarpio perspektyvai pirkimui, tačiau kaip matome iš tikrųjų per kiekvieną, sakykime, naujo dugno suformavimą šiuo metu yra prekyba daugiau limit orderiais, atidėtais limit orderiais su pelno nuostolio santykiu 2:1 ir didesniu ir vėlgi kainai paspaudus link dugno arba šiek tiek žemiau dugno laukčiau pirkimo pozicijų su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Sentimentas yra teigiamas, kainai prasimušus pro dabartinius artimiausias viršūnės vytis rinkos nėra būtinybė šitam kontekste, vėlgi palaukus didesnės korekcijos toliau žiūrėčiau pirkimo galimybių. Iš tikrųjų, doleris prieš Šveicarijos franką turi sentimentą teigiamą. Iš tikrųjų, Australijos doleris viena iš tokių porų, kuri gražiai juda paskutinėmis savaitėmis, labai gražų kylantį trendą trumpalaikį turim ir vis dėlto dar turim tą kilimo tendenciją. Dėl to korekcijų metu ir toliau žiūrėčiau pirkimo pozicijų. Ir ateinančią savaitę pagrindinis rodiklis, kuris svarbus yra australams, tai yra Kinijos ketvirto ketvirčio BVP rodikliai. Jeigu jie nebus nuvilintis, tas gali duoti papildomą palaikymą Australijos doleriui. Ir aišku, Australijos doleriai šiuo metu iš tikrųjų pats asmeniškai netgi labiau žiūri prie Šveicarijos franką. Korekcijų metu žiūri pirkimo AUD-CHF poroje. Jeigu Kinijos nebus kažkokių tai staigmenų iš Kinijos. Dėl darbo rinkos rodiklių iš Australijos bus skelbiami ateinančią savaitę taip pat ir darbo rinkos rodikliai, tačiau manau, kad labai didelių kažkokių tai staigmenų neturėtumėm turėti, ypatingai po to, kai gruodžio mėnesio tiek paslaugų sektorius, tiek gamybos sektorius, statybos sektorių rezultatai pakankamai atrodė neblogi. Vartojimo rodikliai iš tų, sakykime, sektorių, ypatingai paslaugų sektorius fiksavo labai gražius vartojimo rezultatus. Čia šitoje vietoje tikėtina, kad ir darbo vietų kūrimo prasme turėsim pakankamai solidžius rodiklius artimiausiu metu. S&P 500 akcijų indeksas, jisai toliau lieka kilimo tendencijų, vis dėl to ieškoti kol kas pozicijų prieš trendą yra anksti ir kol kas tam nėra jokių techninių signalų. Aišku, vytis rinką kilimo metu vėlgi nereikėtų, matom, kad rinka yra labai tokio
dvipusio judėjimo kontekste ir yra prekyba grinai limit orderiais žemiau buvusių prieš tai dugnų. Vėlgi, kainai paspaudus žemiau dugno yra tikėtinas kilimo pratęsimas. Kainai prasimušus pro buvusias viršūnės, iš tikrųjų laukčiau didesnės korekcijos pirkimui, tendencija yra kylanti. Aišku, tas iš tikrųjų kainų burbulas akcijų rinkose taip pat formuojasi, kadangi matom ypatingai ir automobilių pardavimai labai stipriai didėja, greičiausiai namų pardavimai taip pat augs vartotojams turint lūkestį, kad Fedas didins palūkanų normas 3 kartus. Pradėjus palūkanų normų didinimo ciklą turėtume matyti šiokį tokį atvėsimą ir aišku tie kainos burbulai, kurie formuojasi tam tikrose turtos klasėse, turiu minti ypatingai akcijų rinkose, šita situacija yra tuo išskirtinė, kad per tą atsigavimą nuo finansų krizės pradžios neturime burbulų nekilnojamo turto rinkoje, tačiau akcijų rinkose turime tos burbulus, apie kurios kalba kartais, sakykime, ir Federalinio rezervų banko vadovė, ir neseniai netgi ekonomistas Džeilio universiteto profesorius, Nobelio premijos laureatas, lietuviškų šaknų turintis Robertas Šileris, neseniai įspėjo apie būtent galimą riziką akcijų rinkose ir būtent apie galimus burbulus akcijų rinkose. Čia iš tikrųjų, jeigu prasidės burbulo sprogimas, traderiai iš tikrųjų šitoje vietoje turėtų turėti labai neblogas perspektyvas tiesiog gerai uždirbti. Euro GBP valiutų pora jau, sakykime, penktadienį uždarimo prieš rinkos uždarimus pradėjo iš tikrųjų didesnės korekcijas žemyn. Euro GBP pora šiuo metu yra būtent pasipriešinimo teritorijoje, svarbus lygis yra 87,50. Ateinančią savaitę, kaip ir minėjau, vienas iš svarbesnių dalykų bus Teresės Mei pasisakymai. Čia šitoje vietoje arba Teresė Mei duos labai stiprų palaikymą svarui, nes paskutiniu metu ekonominiai rodikliai pakankamai neblogi, tas turėtų duoti palaikymą Anglijos svarui fundamentalų tiek prieš dolerį. Nepaisant to, kad doleris brangtų, sakykime, kitose valiutose, čia GBP USD poroje galimas visiškai priešingas judėjimas, kadangi atsiminkime, kad dėl Brexito Anglijos svaras jisai ir nupigo nestandartiškai daug, lyginant su kitom valiutom. Dėl to čia kažkokių tai koreliacijų nereikėtų iš tikrųjų žiūrėti šiuo metu. Yra labai svarbus faktas tas, kad Anglijos obligacijų pajamingumas pradėjo didėti paskutiniu metu pakankamai neblogai. Turime obligacijų didėjimo tendenciją į pajamingumo ir tas skirtumas tarp Anglijos ir Amerikos obligacijų pajamingumo jisai vis didėja. Vadinamas būtent bondų pajamingumo spredas ir tas gali duoti palaikymą Anglijos svarui su Amerikos dolerių brangimui į viršų, tuo pačiu ir eurui prieš svarą kritimui. Tačiau tam reikia Teresos Mei palaikymo. Jeigu pamatysim palaikymą, vėlgi, tada tuomet jau korekcijų metu žiūrėčiau pirkimų GBP USD poroje, euro GBP poroje taip pat reikėtų, aišku, artimiausių metų, kol turim tą tokį dvipusio judėjimo kontekstą. Iš tikrųjų, šiuo metu artimiausių metų laukčiau mėginimo prasimušti pro buvusias viršūnės, melagingo pramušimo signalų ir pardavimo pozicijų. Kol kas iki Teresos Mei kalbos greičiausiai turėsim dvipusį judėjimą, dėl to nėra prasmės kaip nors vejantis rinką žiūrėti pozicijų, tačiau rinka jau pirmadienį antroji dienos pusėje, antradienio ryte gali pradėti iš anksto atidirbinėti galimai teigiamą sentimentą svarų. Jeigu Teresa Mei patvirtins tą sentimentą, galim pamatyti pakankamai ryškų iš tikrųjų svarui palaikymą, fundamentalų palaikymą, ko šiuo metu ir trūksta. Techniškai Anglijos svaras gražiai atidirbo tiek prieš dolerį, trendas labai gražus buvo, tiek prieš eurą gražus trendas ir šiuo metu tas toksai neapsisprendimo stadija ir tas pats ir su Anglijos svarų doleriu. Mes nebegalime sakyti, kad Anglijos svaras doleris yra krentančiam trendė, nes nuo spalio mėnesio jis yra visiškai dvipusio judėjimo kontekste. Tiek bulių, tiek meškų šitame kontekste yra labai panašus kiekis, iš tikrųjų tai matom per kiekvieną meškų paspaudimą pakankamai nemažas korekcijas atgal. Ypatingai jau šitoje vietoje matėme galimybę apsisukimo buvo, melagingas, reiškia, bandymas apsisukti vėlgi, reiškia, didelis pasikoregavimas. Rinka laukia iš tikrųjų šiuo metu fundamentalaus palaikymo. Kas liečia aukso grafiką, auksas labai gražų trendą formuoja iš tikrųjų jau keletą savaičių ir kol kas apsisukimo signalų nėra, dėl to ieškoti sell pozicijų dar ir ankstoka. Aišku, teigiama Amerikos infliacija gali paveikti teigiamai Amerikos dolerį ir tas, aišku, neigiamai aukso grafiką, bet kol
Kol kas korekcijų metu auksą žiūrėčiau pirkimo pozicijų, ypatingai jeigu kaina mėgintų prasimušti pro šią žemumą. Mes turime volatilų trendą, turime kol kas korekcinę struktūrą, nėra signalų, kad trendas apsisuka, dėl to ieškoti pozicijų prieš trendą kol kas nematau iš tikrųjų prasmės. Rinka bando prasimušinėti pro 1200 lygį, kol kas neįsitvirtino virš šio lygio, tačiau įsitvirtinus gali atsiverti kelias į naujas viršūnės. Jeigu Europos centrinis bankas pasisakytų apie planus mažinti obligacijų supirkimo programas, tas gali, reiškia, duoti papildomą pastiprinimą aukso pigimui, nes būtent auksas iš tikrųjų brangsta esant pigių pinigų politikai, esant brangstant pinigams auksas gali šiek tiek prarasti investuotojams patrauklumą ir šiuo metu tada mes pamatytume aukso jau iš tikrųjų pigimą. Kas liečia Amerikos obligacijų grafikas, šiuo metu yra grafikas, kurį reikia būtinai stebėti ir praėjusią savaitę minėjau, kad doleris naujas žemumas gali formuoti tik tais prasimušus po praeitos savaitės viršūnės, to neįvyko, rinka yra pasiekusi viršutinius magnetus, šiuo metu atšokinėja nuo tų magnetų ir aišku apie didelį dolerio brangimą, masyvų dolerio brangimą laukčiau, jeigu kaina prasimuštų pro 122,70 lygį, buvusias prieš tai žemumas grafike, tuomet mes galėtume pamatyti didesnį dolerio obligacijų pajamingumo, Amerikos obligacijų pajamingumo brangimą, tas aišku duotų papildomą palaikymą Amerikos doleriui ir tuomet mes tik tai tokio scenarijų metu sulauktume naujų viršūnių doleriui. Aišku, artėjant Trumpo inauguracijai ir Trumpo atėjus į postą jau pilnai, iš tikrųjų, kas yra svarbiausia, tai matyti, ar Trumpas pasirengęs vykdyti tikrai mokesčių mažinimo politiką ir fiskalinio stimulo programą. Čia yra daug kalbama apie geopolitinius santykius ir panašiai. Traderiams šiuo metu rūpi grinai ekonominė perspektyva. Ar bus didinami fiskaliniai stimulai, ar bus mažinami mokesčiai. Jeigu tas bus daroma, tas duos bet kokiu atveju iš tikrųjų palaikymą doleriui, kadangi galima tikėtis didelės infliacijos augimo ir tas, aišku, įtakotų Fedo sprendimus didinti palūkanų normas. Tai čia šitoje vietoje, aišku, matysime realiame laike, kadangi iš tikrųjų netgi Robertas Šileris, ekonomistas, įspėja apie galimą riziką, būtent, kad palūkanų normas Amerika atėjus Trumpui, iš tikrųjų, jeigu nebus vykdoma politika, gali būti tekti prie mažų palūkanų normų, tas galėtų įtakoti, aišku, didelius nuosmukius akcijų rinkų ir jeigu prasidėtų dideli nuosmukiai akcijų rinkose, žinoma, kad Fedas taip pat suabejotų galimybę didinti palūkanų normas. Tai tą visą iš tikrųjų matysime realiame laike, tačiau šiuo metu tikrai rinkos pakankamai aktyvios ir ateinanti savaitė laukia labai įdomi. Tai visiems linkiu sėkmingos prekybos ir iki kitų susitikimų.